Labas, čia buvau aš prieš mėnesį. Neturėjau visiškai nieko gyvenime, nieko nesiekiau, neturėjau jokių ambicijų, apskritai kažkokios motivacijos kažką daryti. O čia esu aš prieš mėnesį. Išsikraučiau iš savo tėvų namų, pradėjau kurti YouTube video, keltis anksti ryte, treniruotis, griežtai prižiūrėti savo mitybą, kurti gerus įpročius ir siekti savo tikslų. Tai kasgi nutiko šito vietoj? Kurgi atsirado ta mano visa ambicija, iš kur atsirado mano gyvenimo motivacija ir kaip aš vis dėlto pakeičiau visą tą savo mąstymą ir psichologiją. Tai apie tai šiandien ir pakalbėsiu, pagrindė apie 2 žingsnius, kaip aš instaliavau motivaciją į savo gyvenimą. Taigi, pradėkime. Pirmas mūsų žingsnis yra rasti nepasitenkinimą gyvenime. Bum. Tai ką čia reiškia? Iš esmės, mūsų gyvenime yra tokias 3 sritis, apie kurias tai pakalbėsiu, iš kurių mes galime jausti nepasitenkinimą. Tai mums reikia ieškoti dabar tų sričių, tų specifinių dalykų, kurie mums kelia tą irzlumą, kelia tą nepykantą savo ir apskritai viskam, kurie mums po to vėliau padės sukurti motivaciją. Apie tai prakalbėsim. Tai pirma yra zona viso šito, yra praeitis. Praeitis, trumpai apibendrinant, yra dalykai, kuriuos tu praradai. Tai čia su visom sritim spektras, visas sąrašas dalykų gali būti labai platus, sąrašas gali būti labai ilgas, bet iš esmės pagrindiniai dalykai yra santykiai, reputacija, džiaugsmas, energija, kažkokia pasitenkinimas gyvenimu. Tai yra praeities dalykai, kuriuos galima prarasti. Man asmeniškai tai buvo santykiai su mergina, kuriuos aš užbaigiau ir tai tikrai buvo labai nemalonus dalykas, kuris dar iki šių dienų dar šiek tiek nuoskauda viduj jaučiasi. Antra zona yra dabartis. Dabartis iš esmės yra dalykai, kuriuos nori pašalinti iš savo gyvenimo, kuriuos nori, kad nebeliktų tavo gyvenime tie dalykai. Tai gali būti nemalonus darbas, nemalonus santykiai, aplinka kažkokie, blogai įpročiai, blogas kūnas, kažkoks, kuriuos tu nepasitenkini, tavo išvaizda ar dar kas nors. Čia yra visi dabarties dalykai, kuriuos tu gali pakeisti ateityje, kurie dabar tau kelia tas skausmą, tą irzlumą ir nepasitenkinimą savimi. Galiausiai trečia zona yra, kaip atspėjai, ateitis. Ateitis yra dalykai, kurių tu nori išvengti. Tai labai paprasta kalbėti apie tai, ką nori turėti ateityje, tačiau tie dalykai nėra tokie stiprus, kad tu prisiverstum paskirti savo artimiausius kelis mėnesius ar metus tam kažkokiam tikslui. Žymiai paprasčiau yra žiūrėti tai, ką tu nori išvengti. Tai aš asmeniškai ką darau, aš įsivaizduoju blogiausią įmanomą scenarijų mano gyvenimo, kurį aš galėčiau gyventi po 10 metų. Kai aš tai pagalvoju, man iš karto toks vaizdas galvoje atsiranda, kad aš išeinu iš kažkokio seno, smirdančio, kažkokio puvančio buto, įlipu į seną pilką Toyotą, kuris vos važiuoja, tada nuvažiuoju į darbą, kurio labai nemėgstu, dar prastoviu kamščiuose, tada visą dieną atsėdžiu darbe, kur bosas manęs reikia ir panašiai, tada grįžtu namo, pasižiūriu į veidrodį, pamatau, koks aš nefainas, koks aš nepatrauklus, dainu miegoti ir kitą dieną viskas lygiai taip pat. Man asmeniškai tai atrodo labai toks nefainas gyvenimas, aš apie tai kaip pagalvoju, man net baimė viduje atsiranda, kad aš labai nenoriu to gyventi. Ir čia yra tas dalykas, kuo aš nepasitenkinu ateitimi. Tai iš kiekvienos srities labai gerai susirašyti po kelis dalykus. Iš praeities, kaip sakiau, gali būti kažkokie santykiai, kažkokios jaunystės jėgos ir tarkim sveikata. Dabartis didžiai dalį žmonių yra darbas. Man taip pat ne tik darbas, bet ir priklausomybė nuo darbo. Tai ką tai reiškia? Tai kad aš negaliu nedirbti, nes tiesiog negalėsiu sumokėti už nuomą, negalėsiu nusipirkti maisto ir bent jau man asmeniškai tai labai tiesiog erzina ir tokį labai didelį pyktį viduje kelia. Ir tikriausiai vienas dažniausiai yra tavo išvaizda, koks tavo sportiškumas, kūno forma ir panašiai. Tai čia dabartis, ir ateities, vėlgi bent jau man asmeniškai toks skurdus gyvenimas, taip pat gali kartotis vėlgi blogas, nemalonus darbas. Ir bent jau man asmeniškai tai bloga sveikata. Turime jau tokią nemažą lentelę, po 3 dalykus iš kiekvienos srities. Gali būti 5 dalykai vienoje srityje, kitoje gali būti 0. Visiškai nesvarbu, bet svarbiausia vis dėlto atsižvelgti į visus dalykus, kurie tau nemalonumą tam tikrą kelią. Ar iš praeities kažkokie dalykai, ar dabartyje kažkokie dalykai, kuriuos turi, ar kažkokie dalykai, kuriuos nori išvengti ateityje. Ir dabar sekantis etapas, dar tam pačiam žingsnyje, yra išsirinkti dalykus, kurie tau suteikia daugiausio skausmo. Bent jau man asmeniškai tai blogas, nemalonus darbas ir priklausomybė nuo darbo dabar.
Man asmeniškai šie du dalykai yra tokie labiausiai keliantis skausmą viduje, taip pat labiausiai irzlumą keliantis. Tai iš esmės žiūri, kas tau sukelia daugiausia neigiamų emocijų. Tai gali būti liūdesys, gali būti neapykanta, gali būti skausmas, tiesiog tokios negatyvios emocijos. Ir ką mes dabar darom? Mes paėm visas šitas negatyvias emocijos keliančius dalykus ir mes juos paverčiam į motivaciją. Bum. Tai ką tai reiškia ir kaip tai atrodo, kaip mes visus šius dalykus paverčiam į motivaciją. Tai dabar svarbu atsižvelgti į tai, kas iš viso yra motivacija. Kadangi motivacija nėra kažkoks stebuklingas dalykas, kur gali tiesiog tapti motyvuotų žmogumi ir tada visą parą, tiesiog kiekvieną dieną esi motyvuotas siekti savo tikslų ir ten lipi į kalnus su vėliavom ar panašiai. Tai motivacija yra jausmas, tai yra emocija. Lygiai taip pat kaip džiaugsmas, kaip pyktis, kaip liūdesys, nostalgija ar dar bet kuri emocija. Motivacija, kaip ir visos emocijos, kažkada eina, ateina ir dingsta. Visada būna kažkoks toks pakilimas, tokios bangelės, kada ateina motivacija, kada išeina, lygiai taip pat kaip su visom emocijom. Tai koks yra pliusas apskritai emocijų ir jausmų, kad mes galim kontroliuoti va šitas vietas, kada jos ateina. Pavyzdžiui, jeigu nori pasijausti laimingas, džiaugsmingas, gali nueiti socialinius tinklus, pažiūrėti kažkokius juokingus video, gali paskaityti anekdotų ar dar panašių dalykų. Jei nori tapti piktas, gali nueiti į Facebooką ir padiskutuoti politikos su kitais žmonėmis. Jeigu nori pasijausti nostalgiškas, gali pažiūrėti senas savo nuotraukas ar įrašus, kaip tu kažką darei. Tai lygiai taip pat su motivacija mes irgi galim naudoti tą raktą, kuris mus privers mus pajusti va tą bangą emocijos, tą bangą motivacijos, tą amplūdį va tos ambicijos, kad mes kažką eitume ir kažką pasiektume. Tai mūsų raktas ir yra šitie pagrindiniai dalykai, kurie mums suteikia daug skausmo. Tik kaip tai atrodo hipotetiniai situacijai. Tarkime, kad grįžti iš darbo ir dabar sėdi namuose ir turi pasirinkimą arba eiti į džimą, kas yra tavo tikslas, gal geresnę kūno formą, arba vis dėlto atsigulti ant lovos, pailsėti, nes buvo labai sunki diena ir nueisi gal rytoj į tą džimą, dabar nėra taip svarbu, jeigu praleisi vieną dieną nieko tokio ir panašiai. Tai dabar turi pasirinkimą arba likti namuose ir nesiekti savo tikslo, arba siekti savo tikslo. Ir tu supranti, kad tau reikia motivacijos, kad vis dėlto eitum ir nueitum į tą džimą, prisiversum ten nuvaryti. Tai ką tu dabar darai, tu ir pasižiūri, kokie tavo skausmingos tos vietos yra. Ir tarkim, tavo skausminga vieta yra buvimas vyresnio amžiaus žmogumi ir negalėjimas, žinai, pabėgioti, pavaikščioti, tau sunku lipti laiptais ir panašiai, tavo sveikata labai blogai, tau blogai atrodo ir panašiai. Tai yra tavo ta skausmo vieta, tai tas dalykas, kuris tau suteikia skausmą. Ir tą prisimeni, tu apie tą galvoji, tu leidi tam visai nusivylimui, tam liūdesiui užsipildyti tavyje. Ir tada tą liūdesį tu prisimeni, kad tu vis dėlto gali išspręsti tą skausmą, jeigu tu nueisi į džimą. Ir tu savo kūnui pasakai, kad yra būdas išspręsti visą šitą skausmą, jeigu aš tiesiog nueisiu į džimą, pasitreniruosiu ir po kiek laiko treniravimuose, po to tam tikro laiko paskirimo savo pastangų toj vienoje vietoje, toj vienoje srityje, tą skausmą gali išvengti ateityje. Ir tavo kūnas supras tą visą žinutę ir tau padės jausis labiau motyvuotam ir ten ir gausi tą motivaciją. Tai labai sunku apibūdinti visą šitą procesą, kaip jisai iš tikrųjų ten praeina psichologiškai, aš neįsivaizduoju. Bet iš esmės mes pasakome savo kūnui mūsų tą skausmo vietą. Ir dėl to, kad mes ją ignoruotume, mes kaip tik ją sustiprinam, kad mūsų kūnas tikrai pajustų tą didelį skausmą, tam, kad jis mums suteiktų motivacijos, kad mes tą skausmą pašalintume. Tai man asmeniškai, kaip atrodo tokie dalykai, tai man labai nepatinka dirbti savo darbą. Ne tik dėl to, kad darbas nemalonus, bet ir pats faktas, kad aš kažkam kitam dirbu, man tiesiog labai užknisa. Tai mano silpnos vietos irgi yra ta priklausomybė ir blogas darbas, blogas gyvenimas ateityje. Tai mano tikslas, reiškia, yra uždirbti daug pinigų. Ir aš žinau, kad aš jau turiu tokį preliminarų planą ir vienas iš pirmųjų žingsnių yra tiesiog užsiimti YouTube'u. Tai kai grįžtu po dienos sunkios darbo ir jau esu namuose ir labai noriu tiesiog nusiprausti ir eiti miegoti, aš prisimenu, kad turiu tą tikslą, kuris mane išgelbės nuo to skausmo ir kad mano dabartinis žingsnis, kurį aš turiu padaryti, yra eiti ir užsiimti YouTube'u. Ir aš pasakau savo kūnui, kad vienintelis būdas man išspręsti visą skausmą yra per šitą vieną dalyką.
ir man tada atsiranda motyvacija to eiti ir tą daryti. Tai taip atrodo mano dirbtinės motyvacijos sukūrimas kasdienį dienoje ir taip aš vis dėlto perėjau iš buvimo niekuo ir nieko nesiekimo į tokį visą naują gyvenimą, naują rutiną, naujas tokias užduotis, kurias aš siekiu padaryti kiekvieną dieną, naujus tikslus. Ir kokie mano buvo visi tie skausmo vietos, aš tiesiog pagalvojau, kad aš nenoriu gyventi nuobodaus gyvenimo, kadangi man suėjo 17 ir supratau, kiek jau laiko aš išvaiščiau ir kiek aš mažai esu pasiekęs. Ir aš supratau, kad aš nenoriu 18 pasiekti ir jausti tą skausmą vėl ir jis būtų tik dar labiau stipresnis. Tai mane ir motyvavo pasikeisti, tai mane motyvavo priimti tam tikrus pokyčius. Ir aš nematau nieko blogo, kad naudotis neigiamas emocijas, kad jas paversti motyvaciją. Nes vienintelė priešingybė naudoti teigiamas emocijas, kai tu kažko užsinori ir dėl to tada bandai kažką pasiekti ir kažką gauti. Tačiau, kaip sakau, kadangi tai nesuteikia skausmo, tai taip pat nesuteikia didelės priežasties to siekti dalyko. Nes kad kažką gausi, tai ar gausi ar negausi, tavo gyvenimas pernelyg nepasikeis. Tačiau jeigu tu išspręsti problemą, kurią tu jau turi pagydysi tą skausmą, kurį turi, tai užgydysi tą žaizdą, ta prasme, tai labai daug kas pasikeis ir tavo kūnas tikrai žymiai labiau stengsis, kad tą visą irzlumą pašalinti iš tavo gyvenimo. Tai apie motyvaciją kaip ir tiek. Iš esmės, surandi tai, kas tave erzina ir tą panaudoji motyvacijai. Tačiau, tai yra vienas įspėjimas, kurį aš turiu pasakyti prieš baigiant, kad kadangi tai yra emocija, tai yra jausmas, dėja, jų turi tokią vieną neigiamą savybę. Visi jausmai, kartais būna dienų, kai mes jų nepajaučiam. Kartais būna dienų, kai mes nepasijaučiam laimingi, kartais būna dienų, kai mes nepasijaučiam liūdni. Tai lygiai taip pat, kartais būna dienų, kai mes nepasijaučiam motyvuoti. Ir geriausias dalykas, ką tu gali padaryti tokiamis dienomis, yra treniruoti discipliną. Kadangi disciplina tau leidžia daryti tai, ko nenori, tada, kai tu to nenori daryti. Apie discipliną ir kaip aš treniruoju, pakalbėjau šitame video. Šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjai, pasimatysim kitą kartą.